Labadiena Delfi skaitytojai ir Delfi TV žiūrovai. Šiandien tiesioginėje Delfi konferencijoje yra išskirtinė prezentacija. SEB banko prezidento patarėjas, ekonomistas Gitanas Nausėda, jums pristatys tradicinę makroekonomikos apžvalgą, kurią parengė banko ekonomistai. Ar laikas panikuoti dėl BVP, eksporto ir socialinio modelio? Prašome mūsų svečią pradėti. Tai galbūt iš karto kvestionuočiau žodį tradiciniai, tikrai šį kartą netradicinė, kadangi mes ją pristatinėjame viename iš didžiausių viešbučių Vilniuje ir tai darome kas ketvirtį, bet nusprendėme, kad vasaros metas, kai kurie galbūt mūsų klausytojai ilsisi kažkur paplūdimyje ir mes pasistengėme padaryti taip, kad būtų ir jiems patogu ir kartu galima būtų sužinoti šį bei tą naujo, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Nebus tai kažkokia labai ilga ir nuobodi, tikiuosi, prezentacija ir mes norime apsistoti tik tai ties tais dalykais, kurie yra nepaprastai svarbus, kurie šiuo metu kelia daug aistrų, klausimų. Na ir pradėsiu galbūt pirmiausia, žinoma, nuo bendrojo vidaus produkto, nuo ekonomikos sulėtėjimo. Mes jau matome, kaip kyla nemažai nerimo Lietuvoje, kad Lietuva praranda augimo pagreitį. Kadangi pirmojo šių metų ketvirčio rodiklis buvo, turbūt kai kam labai nuvilintis, 1,5% per metus, palyginti su ketvirtuoju praėjusiu metų ketvirčiu netgi sumažėjimas ir kai kas jau pradeda gąsdintis, kad jeigu taip dar vieną ketvirtį, mes jau įpulsime net į recesijos reiškinį kažkaip, jis iš niekur atsirastų. Aišku, kad tikėtis dabartinėmis sąlygomis spartaus ekonomikos augimo ir nebuvo galima. Apie tai mes kalbėjome ne tik mes, bet ir mūsų kolegos ekonomistai iš kitur, kad iš tikrųjų jau rudenį svarstant valstybės biudžetą sakėme, kad šie metai yra labai sudėtingi, kadangi reikia persiorientuoti į naujas rinkas. Eksportui tikrai bus sunku dėl Rusijos sankcijų ir dėl Rusijos ekonomikos situacijos pablogėjimo. Na ir skaičiai patvirtina šiuos nuogąstavimus. Jeigu pažvelgtumėme, kokios priežastys lėmė tą augimą, kuris vis dar egzistuoja, tai mes matome, kad iš esmės pagrindinis šaltinis, kuris vis dar palaiko Lietuvos ekonomikos gyvastį, taip sakant, yra namų ūkių vartojimas, tai yra vidaus rinka. Investicijų procesas, ačiū Dievui, nesustojo, nors augimo tempas tikrai nėra įspūdingas. Investicijų apimtimi mes vis dar esame žemiau 2008 metų lygio ir čia jos turėtų augti tikrai sparčiau, tačiau neapibrėžtumas ir tam tikros baimės daro savo. Na, o eksportas palyginamosiomis kainomis matome, kad auga lėčiau negu importas, o BVP kūrimo veiksnys yra būtent ne pats eksportas, o grynasis eksportas, tai yra eksporto ir importo balansas. Jeigu pažvelgti pagrindinės šakas, tai liūdna tai konstatuoti, bet statyba iš esmės buvo vienintelis sektorius, kuris pasižymėjo spartesniu augimo tempu. Tuo tarpu labai svarbus Lietuvos ekonomikos būklę atspindintis sektorius, tai yra apdirbamoji pramonė, augo panašiai kaip ir visas bendrasis vidaus produktas, tai yra ganėtinai kukliai. Tiesa, čia gali kilti klausimas, kaip čia dabar ta vidaus rinka tartum auga, bet prekyba, transportas ir viešbučiai, šitas jungtinis sektorius, kaip matote, beveik nedemonstruoja jokio augimo. Kai turėsime tikslesnį išskleistinę pagal atskirus sektorius, mes galbūt tiksliau galėsime atsakyti šitą klausimą, tačiau šioje vietoje aš drįsčiau teigti, kad galbūt šiek tiek smūgdė šito jungtinio sektoriaus situacija transporto tam tikras situacijos pablogėjimas. Žvelgiant į eksporto augimo tempą, krinta į akis tai, kad jis tapo neigiamas. Tačiau iš karto, kad nekiltų tam tikrų prasmybių, prieš tai sekusioje skaidrėje atkreipsiu dėmesį, kad ten eksportas buvo pateiktas palyginamosiomis kainomis. Čiagi eksporto pokytis yra būtent faktinėmis kainomis, tokios kokios jos yra. Ir mes matome, kad tiek su Orlen Lietuva produkcija, tiek be jos eksporto pokytis sausio balandžio mėnesį šių metų buvo neigiamas. Visgi manytume, kad tai yra dugnas, kadangi dabar yra patys sudėtingiausi mėnesiai. Pirminis persiorientavimas iš Rusijos rinkos, naujų rinkų paieška, daug problemų, pereinamasis laikotarpis ir tikrai dar mažai vaisių tos persiorientavimo politikos.
Tai tiesą sakant, pirmąjį šių metų pusmetį matyti ir situacija nebus geresnė. Antrąjį metų pusmetį mes tikimės tam tikro pagerėjimo ir vėliau pamėginsiu atsakyti, kodėl. Dar vienas aspektas, kurį noriu atkreipti dėmesį, eksporto neigiamą pokytį lėmė ne tiek apimtis sumažėjusi, kiek visgi kainų kritimas. Ir pirmiausia, aišku, svarbiausia eksporto prekė, kadangi naftos kainos krito atitinkamai ir Orlen Lietuva produkcijos kainos, tai yra degalai. Tai štai degalų komponentės kainos kritimas ir lėmė didžiąją dalimi šitos tokius neigiamus eksporto pokyčius. Šiek tiek krito žemės ūkio produkcijos kainos, tačiau tai nebuvo lemiamas eksporto sumažėjimo veiksnys. Taigi apimtimi mes vis dar vežame daug, bet dėl sumažėjusių kainų dėja negalime pasigirti, kad vertinė išraiška mums sekasi eksportuoti gerai. Kalbant apie mūsų pagrindinius eksporto adresatus, iš tikrųjų norisi visada palyginti, kaip buvo praėjusių metų pradžioje ir kaip yra šių metų pradžioje. Mes matome, kad Rusija, nepaisant visko, išlieka vis dar prekybos partnerė numeris 1. Galbūt kai kam tai atrodys paradoksalu, sankcijos, ekonomikos krizė Rusijoje. Matyt, paradokso čia tokio didelio nėra, kadangi visgi 85–90% mūsų eksporto į Rusiją yra reeksportas ir jiems nebuvo pritaikytos tiesioginės sankcijos. Bet nepaisant visko, mes matome, kad Rusijos lyginamoji dalis yra smarkiai sumažėjusi ir aš prisimenu kažkurioje po mūsų makroekonomikos apžvalgų mes ir sakėme, kad 15 metai bus įdomus ta prasme, kad lenktyniaus Rusija su kitomis valstybėmis dėl pirmosios vietos. Ir mes matome, kad šitos lenktynės vyksta visų intensyvumu. Ar aplenksim šiemet? Aš galvoju, kad šiuo atveju ne mes aplenksim, šiuo atveju eina kalba apie tai, ar aplenks Latviją. Mes turėtumėme palinkėti broliukams latviams, taip sakant, sėkmės ir tikėtina, kad metų eigoje, kadangi Rusijos ekonomikos situacija toliau blogėja ir perkamoji galia mažėja, labai menka tikimybė, kad Rusija nutrauks sankcijas rugpjūčio mėnesį, kuomet baigsis tas 1 metų laikotarpis. Taigi, atsižvelgus į šituos veiksnius, aš manau, kad bus labai įdomi kova ir galimas dalykas, kad šiais metais Latvija visgi persvers svarstyklės savo naudai ir taps svarbiausia Lietuvos eksporto partnerė. Visos kitos šalis praktiškai pasiėmė tą sumažėjusią Rusijos dalį. Tiesa, įdomus dalykas yra Baltarusija, kurios dalis mūsų eksporte netgi sumažėjo. Atrodytų po Rusijos sankcijų pritaikymo daug kas tikėjosi, kad dabar mūsų prekės aplinkiniais kanalais važiuos per Baltarusiją. Bet iš tikrųjų, pažvelgus į mūsų eksporto į Baltarusiją struktūrą, mes matome, kad išaugo tik tai vaisiai ir daržovės. Tai visos kitos prekių grupės, matyt, vaisiai ir daržovės visgi važiuoja tais aplinkiniais keliais, bet visas kitas prekės, net ir pieno produktai, jų eksportas į Baltarusiją šių metų pirmąjį ketvirtį palyginti su praėjusiu metų pirmojo ketvirčiu neišaugo. Reiškia, tie samprotavimai, kad mes mėginame čia kažkokius kūrybingus metodus naudoti, patekti Rusijos rinką, visgi nėra šita hipotezė labai teisinga. Žvelgiant į artimiausią ateitį, kodėl mes visgi manome, kad eksporto dugnas yra pasiektas, artimiausioje perspektyvoje veiks tam tikri statistiniai veiksniai, kurie leis tikėtis tam tikro eksporto atsigavimo. Pirmiausia, turėkime omenyje tą faktą, kad Rusijos sankcijos buvo pritaikintos praėjusiu metu rugpjūčio mėnesį ir jos lėmė eksporto į Rusiją sumažėjimą. Tačiau šių metų pradžioje mes lyginame eksporto pokytį palyginti vis dar su prieš sankcijiniais mėnesiais. Tai visa tai lemia aukštą statistinę bazę ir mums sunku iki jos, taip sakant, ją pasiekti. Kai pradėsime lyginti antrąjų metų pusmetį jau po sankcijų pritaikymo laikotarpiu, tuomet galimas dalykas, kad grinai dėl tokių statistinių priežasčių mūsų eksportas net ir į tą pačią Rusiją nebebus toks sumažėjęs. Ta pati galima būtų pasakyti ir apie Orlen Lietuva, tik čia gal jau daugiau fundamentalus veiksnys veikia, tiesiog šiuo metu Orlen Lietuva situacija yra pagerėjusi, maržos
šiek tiek atsistačiusios, tačiau patys šitos kompanijos atstovai pripažįsta, kad jie kol kas nemato dar tvarumo visame šitame reikale ir nuogastauja, kad situacija bet kuriuo momentu gali vėl pablogėti. Taigi čia toks suklaustukų veiksnys. Kitas veiksnys, ir jis jau ko gero gali neigiamai paveikti mūsų eksporto pokytį šiais metais, tai yra didelis mašinų ir įrengimų reeksportas į Rusiją, kuris buvo kaip tik prieš pat sankcijų pritaikymą ir iš karto po jo. Net buvo keista žiūrėti, kaip ten tuo metu buvo sudaromi labai didžiuliai sandoriai dėl laidų, dėl vakuuminio fasavimo mašinų, būtent 2014 metų vasarą, ir galbūt tai sudarė tą paradoksą, kad štai jau tikimės, kad čia bus kolapsas mūsų eksporto, ir jokio kolapso nėra, o būtent dėl to tų reeksporto sutarčių. Klausimas, ar šiais metais mes tokių sutarčių didžiulių turėsime, kadangi vėlgi ta pati priežastis Rusijos ekonomikos įperkamumo arba perkamojo pajėgumo situacija blogėja. Kiti du veiksniai tokie daugiau makroekonominiai, eurozonos ekonomikos augimas, kurio mes tikimės, kad jis po truputį vis spartės. Ir tikėtina, kad bent jau kažkokie žali dar labai neprinokę pirmieji trečių rinkų paieškos vaisiai taip pat bus jaučiami. Žvelgiant į eksportą pagal atskiras prekių grupės, mes matome, kad iš esmės šiemet Rusijos sankcijos jau tapo svarbiausiu eksporto nuosmukio veiksniu. Keletą mėnesių anksčiau tai buvo Orlen Lietuva eksporto sumažėjimas, bet šiuo metu mes matome, kad dvi prekių grupės, tai yra žemės ūkio maisto produktai, kurie buvo paliesti sankcijų, smuktelėjo ir prisidėjo prie eksporto smūgimo 2,5 procentinio punkto. Tuo tarpu mineraliniai produktai, tai ir yra Orlen Lietuva degalai, prisidėjo prie bendro eksporto rodiklio smukimo jau mažiau, 2,1 procentinio punkto. Ir žvelgiant į žemės ūkio produktų komponentę, mes ir matome tą, čia tiesa, rodikliai yra pateikti tonomis, natūrinė išraiška, nevertinė. Mes matome, kad Rusijos eksportas iš tikrųjų gana drastiškai sumažėjo, bet kita vertus mes matome pastangas atrasti kitas eksporto rinkas ir tonomis, natūrinė išraiška, mums jau pavyko su kaupu kompensuoti tą rinkos dalį, kurios mes netekome Rusijoje, bet kainomis dėja ne, nes kainos tikrai drastiškai smuko. Tai štai tokios tokelės, taip sakant, dėl BVP ir eksporto. Aš turiu Jums du klausimus. Taip. Rusijos motyvas beveik visur buvo paminėtas ir vis dar jinai yra pagrindinė mūsų eksporto partnerė. Jūs užsiminėte, kad sankcijų atšaukimo iš Rusijos pusės nesitikite. O ko tikitės iš pačios šalies ekonomikos? Mes manome, kad šiais metais Rusijos ekonomika, žinoma, patirs recesiją, ir čia aš nepasakysiu jokios naujienos. Iš esmės tai jau faktas. Per pirmąjį šių metų ketvirtį Rusijos ekonomika krito 2,2%. Metų eigoje procesas akceleruosis, mes tą matome iš tokių rodiklių, kurie skelbiami operatyviau. Pavyzdžiui, pramonės produkcija gegužės mėnesį 5,5%, irgi per pastaruosius turbūt 6 metus negirdėtas neigiamas pokytis pramonės produkcijos, o visgi tai labai svarbus sektorius. Tai, manau, kad vis dar yra pakankamai tiksli ir realistiška Banko ekspertų Stokholme prognozė, kad Rusijos ekonomika šiais metais susitrauks apie 4%. Kitų institucijų prognozės yra panašios. Kiti metai tam tikra tikėtina stabilizacija ir pirmiausia mes tą stabilizaciją siejame su stabilizuojančiomis naftos kainomis, kurios šiais metais vidutiniškai galėtų sudaryti apie $60 už barelį, kitais metais apie $70 už barelį. Kaip ir sakėte, mūsų pagalbė smunkant eksportui bus namų ūkių vartojimas. Kokias grėsmės jam išvelgėte, nes bent jau praėjusią vasarą buvo nuotaikos labai susvyravusios namų ūkių? Namų ūkiai yra labai psichologiškai paveikus verslo subjektai, kuriems psichologija daro didelį įtaką be jokios abejonės. Ir praėjusiais metais, žinoma, namų ūkiai ruošėsi euro įvedimui. Tai, aišku, lėmė tam tikrų, sakyčiau, tokių didesnių ir galbūt ne pirmojo būtinumo reikmenų suintensyvintą įsigijimą. Įvedus eurą iš karto pirmąjį mėnesį buvo tartum savotiška suklusimo nuotaika, kuo čia dabar viskas pakvips, kaip čia viskas bus. Žinoma, pratinosi žmonės prie naujų kainų, naujos valiutos, reikėjo visą tai perskaičiuoti galvoje.
Tai sausio mėnesį rezultatai nebuvo labai geri, bet tikrai praėjo labai nedaug laiko ir vasario, kovo mėnesį grįžta prie tokių normalių vartojimo įpročių. Manyčiau, kad nėra jokio pagrindo manyti, kad tie vartojimo įpročiai dabar staiga vėl susigūš, kažkaip ten, reiškia, pasikeis, pablogės, jeigu ne geopolitika. Geopolitika visada, kaip kažkoks tai vaiduoklis užnugaryje, jisai visada grasina, gazdina. Ir jeigu tik tai situacija pablogėtų toje vietoje, į kurią dabar nukreiptas daugelio politikų, ekonomistų ir paprastų žmonių dėmesys, tai yra Rusijos-Ukrainos fronte, jeigu jį taip galima pavadinti, be abejo, kad tai turėtų neigiamos įtakos Lietuvos vartotojų elgesiui. Taip kad šito veiksnio mes, kad ir kiek besistengtumėme, neišprognozuosime, mes turime su juo gyventi. Bet šiuo metu jis nėra lemiamas veiksnys ir jisai neblogina būtent to vartojimo apetito, kuris susiklostė Lietuvoje būtent šiuo metu. Turbūt grįžkime prie jūsų prezentacijos. Šį kartą viena karščiausių vasaros temų, bent jau vidaus politikai. Taip, tikrai šita tema jaudina visus. Aišku, ji tampa labai ideologizuota, bet klausimas, ar kitaip ir galėjo būti. Visgi kalbame apie tai, kad socialinis modelis paliečia tiek darbdavius, tiek ypatingai dirbančiuosius ir žinoma paliečia valstybės finansinę perspektyvą. Tiesą sakant, ko gero tai yra dalykas, kuris apspręs mūsų artėjimą prie arba skandinaviško, arba anglosaksiško, arba kontinentinės Europos socialinio modelio, kadangi pats modelis yra toks įvairialypis ir toks platus, kad man net teko konstatuoti, kad tai yra kažkas geriausio, ką mūsų valdžia pasiūlė per pastaruosius 20 metų. Ir aš turėjau pirmiausia galvoje pirmą kartą per labai ilgą laiką kažką tai kompleksiško pateikto. Tai jums tai yra geriausia būtent? Aš apsiribodamas nuo konkrečių pasiūlymų pirmiausia norėčiau įvertinti ir pabrėžti šitą dalyką. Kodėl tas kompleksiškumas yra svarbus? Dažniausiai, kuomet mes svarstome, ar tai atskirų mokesčių pasiūlymus, ar tai kažkokį socialinį pasiūlymą dėl pensijų, dėl pašalpų, mes ir sukamės kažkokiame užbartame rate vieno klausimo, kuris nėra niekaip susijęs su kitais klausimais ir dažniausiai tas sprendimas arba nepaveikia tinkamą linkme mūsų gyvenimo, arba paveikia net netinkamą linkme ir pablogina mūsų situaciją. Kompleksiškumas leidžia padarius pokyčių vienoje srityje, tikėtis tam tikrų pokyčių ir kitoje srityje. Aš duosiu konkretų pavyzdį, kad tai nebūtų tuščias teoretizavimas, lankstesnės darbuotojų atleidimo procedūros. Taip, tai yra sprendimas, kuris sumažina garantijų darbuotojui, samdomamajam darbuotojui, tačiau čia pat padedama pagalvėlė nedarbo draudimo srityje, kuomet darbo praradęs žmogus gali tikėtis ir pirmiausia ilgesnio laikotarpio, kuomet jis gaus bedarbio išmoką, ir didesnės sumos, kurią jis gaus kaip bedarbio išmoką, ir didesnės diferenciacijos arba priklausomybės tos bedarbio išmokos nuo jo įmokų. Tai yra nepaprastai svarbu, nes mes nuolat Lietuvoje skundžiamės, kad su šešėliniais atlyginimais kovoti yra neįmanoma ir kad žmonės nėra suinteresuoti rodyti savo algų, tiesiog susitarė su darbdaviu, kad jiems bus mokamas vokelis. Čia atsiranda elementas, kuris suinteresuoja žmogų mokėti didesnius mokesčius sodrai, kitus socialinius mokesčius ir tikėtis didesnių išmokų. Reiškia, žmogus pamato tiesioginį ryšį tarp savo įmokų ir išmokų. Tai yra nepaprastai svarbu ir socialinio draudimo išmoka nustoja būti bedarbio pašalpa. Tas negražus žodis bedarbio pašalpa deja atspindėjo tikrąją situaciją, kai buvo tiesiog grašiai išmokami vienu metu per krizės metus, buvo grašiai išmokami kaip bedarbio pašalpa. Tai perbėgsiu akimis per pagrindinius elementus, kurie yra socialinėme modelėje, tai pirmiausia darbo laiko režimo liberalizavimas, atsisakoma 8 valandų kasdienės darbo laiko trukmės, įvedama darbo sutarčių įvairovė, lankstesnis darbo grafikas, mažinami įspėjimo terminai iki 1 mėnesio, išeitinės išmokos mažinamos iki 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio, bedarbio pašalpa, kaip jau minėjau, padidinama, susijęjama su draudimo įmokomis ir labiau diferencijuojama pagal nedarbo trukmę, bazinė pensija ir jos įnašas socialinio draudimo
perkeliamas iš sodros į valstybės biudžetą, 12 metų iš eilės mažinant po 1 procentinį punktų šitą draudimo tarifą, nustatomos sodros įmokų lubos taip pat, na ir pensijų indeksavimas bei minimalios mėnesio algos nustatymo objektyvizavimas. Tai štai iš karto kokie 5 labai svarbus segmentai. Ir aišku, mes čia visų turbūt labai išsamei ir nespėsime išdiskutuoti, tačiau galbūt apsistosiu dėl pensijų socialinio draudimo tarifo mažinimo, kuris bus mažinimas po 1 procentinį punktą. Pats sprendimas savaime yra geras, žinoma, ir tai yra turbūt visiškai sutinkantis sprendimas su tais raginimais Lietuvai sumažinti darbo mokesčių naštą, nes jie tikrai yra dideli. Bet man šiek tiek kyla abejonių, ar šitas paprastas mechaninis sodros bazinių pensijų mokėjimo perkelimas į valstybės biudžetą yra tinkamai finansuojamas ir ar bus finansiškai pagristas. Reikalas tas, kad pasakyti, kad tiesiog iš ekonomikos augimo, iš naujai sukurtų darbo vietų mes galėsime finansuoti bazinių pensijų mokėjimą, yra šiek tiek neįtikinantis, kadangi pirma, ekonomikos augimas nėra kiekvienais metais garantuotas, niekas mums tokių garantijų neduoda, kaip mes besistengtumėme, todėl atskirais metais dėl to galimas biudžeto deficito padidėjimas. Dar vienas dalykas, ir tai man atrodo netgi dar didesnė rizika, visada į ekonomikos augimo pajamas kažkas tai tiesia rankas. Tokių norinčių gauti daugiau bus labai daug ir kai kurie su labai rimtais argumentais. Gynybos sektorius, kuriam finansavimas turės didėti kiekvienais metais, turbūt artimiausius 10 metų. Valstybinio sektoriaus darbuotojų atlyginimo kėlimas. Taip pat akivaizdžiai nepatenkinama padėtis ir tikrai bus norinčių, kad šita išlaidų eilutė didėtų. Todėl aš galvoju, kad kai kas yra siūloma, bet iki galo tiesa taip ir nepasakoma. Vis tiek kažkur tai paslėptai, pusiau paslėptai, manau, kad bazinio tarifo, sodros pensijos tarifo mažinimas bus siejamas su mokesčiais, kurie, manau, Lietuvoje pasirodys veikiausiai ne iki 2016 metų rudens, o jau vėliau. Bet tai yra mokesčiai, kuriuos beje mums siūlo nuolat tos pačios tarptautinės institucijos. Įvardykite juos dar kartą, kas jūsų nuomonė jau atsiras Lietuvoje. Tai yra nekilnojamo turto mokesčio. Visuotinis. Taip, visuotinis, nes jis palaipsniui taps visuotinis, kuomet mes nuleisime kartelę neapmokestinimo iki tokio lygio, kuomet tai palies visus arba didžiąją dalį Lietuvos žmonių. Ir antras mokestis, žinoma, kuris taip pat yra nuolat šmėžuoja, tai yra automobilių mokestis, kuris yra taip pat mokestis, kuris apimtų daugybę Lietuvos gyventojų, kadangi aš mėgstu juokauti, kad automobiliais turbūt mes turime tiek automobilių, kiek mobiliųjų telefonų. Gal ne tiek, bet ne ką mažiau. Tai iš tikrųjų šitie mokesčiai gali Lietuvoje pasirodyti per artimiausius 3-5 metų. Aišku, nekilnojamo turto mokestis jau pasirodas, bet aš būtent kalbu apie jo naštos didinimą. Ir tada klausimas, ar tam tikros visuomenės grupės, kuriuom stengiamasi padėti štai mažinant darbo mokesčių naštą, nenukentės labiau dėl to, kad jiems kaip namų arba būsto savininkams, automobilių savininkams nereiks prie kasos susimokėti daugiau negu kad jie gavo naudos. Tai tokių žmonių arba atskirų grupių gali atsirasti ir tada, aišku, kils nepasitenkinimas, nes bus nuvilti tiesiog lūkesčiai, žmonės tikėjusi vieną, o gavo, kaip dažniausiai atsitinka, ką kitą. Dar vienas dalykas, kuris yra pakankamai įdomus. Mes nekart atstovavome tokią nuomonę, kad kol Lietuvoje nėra sodros įmokų lubų, kalbas apie progresinių mokesčių idėją yra tuščios, nes įgyvendinus progresinius mokesčius tam tikros darbuotojų grupės būtų apmokestinamos tiesiog drakoniškų mokesčių ir tai yra absoliučiai neįgyvendinama arba jeigu ir įgyvendinama, tai turėtų didžiulį neigiamą poveikį užsienio investicijoms. Tai įgyvendinus sodros lubas, o siūloma iš pradžių 10 mėnesių vidutinį darbo užmokestį kaip lubas naudoti, po to pereiti prie 5 vidutinių darbo užmokesčių. Nustačius sodros lubas atsirastų
galimybė, aš nesakau, kad aš tampu progresinių mokesčių šalininku, bet atsirastų galimybė normaliai diskutuoti apie progresinių mokesčių nustatymą. Nes sodros įmokų lubų nustatymas, nereikia šito neigti ir mėginti nuslėpti, yra mokesčių regresijos priemonė. Tai yra žmonės, kurie gauna daugiau, mokėtų mažiau. Taigi, ponui Sysui kitiems galima būtų išeiti į areną ir kalbėti apie tai, kad galima kompensuoti šitą sodros lubų nustatymą mažesniais, tai yra didesniais progresiniais mokesčių tarifais, kurie galbūt ir galėtų įsigalioti nuo tų pačių 10 vidutinių darbo užmokesčių arba 5 vidutinių darbo užmokesčių. Mes pamėginome paskaičiuoti štai va tokie tarifai, jeigu būtų nustatyti. Būtų atstatytas tas status quo, kuris buvo iki sodros lubų nustatymo. Tai vat, sakyčiau, kad tokia įdomi išvada ir apie tai, aišku, mažai kas diskutuoja ir galbūt Lietuvoje tų progresinių mokesčių šalininkų netiek daug yra, kad apskritai kiltų noras plačiau diskutuoti, bet noriu atkreipti dėmesį, kad progresinių mokesčių šalininkams sodros lubų nustatymas būtų tam tikras akstinas arba argumentas vėl kelti progresyvinio apmokestinimo idėją. Tai tuomet kitas, jeigu galima būtų jūsų iš karto paklausti apie socialinį modelį ir būtent apie lubas, tai ar nebūtų pasipiktinimas iš tų pačių verslininkų, kurie siekia lubų nustatymo, jeigu jie gautų tos progresinius tuo pačiu, arba iškart po to, tai ar nebūtų tas efekto panaikinimas? Suprantu, kad tai būtų nevienareikšmiškai vertinta, nes viena ranka duodama, kita ranka čia pat atsiimama, bet be abejo, kad šiuo metu tam tikro neigiamo socialinio garo dėl netolygaus pajamų paskirstimo, dėl socialinės atskirties tikrai yra susiformavę. Ir ko gero, sakyčiau, tam tikras progresyvumas apmokestinimo galbūt tą garą leistų, padėtų nuleisti. Aš visgi manyčiau, kad visgi geriau būtų prie progresinių mokesčių neiti, bet tai yra nepaprastai svarbu pirmiausia Lietuvos konkurencingumo aspektų. Nes jeigu mes norime nustatyti sodros lubas, pirmiausia, tai teigiamai paveiktų tas didesnę pridėtinę vertę kūrenčias įmonės, į kurias nemažai ateina šiuo metu užsienio kapitalo, IT ir kitų pažangių technologijų įmonės, į kurias norima investuoti ir būtų dar labiau norima investuoti, jeigu tos sodros lubos būtų nustatytos. Tačiau jeigu čia pat įsigaliotų progresiniai mokesčiai, žinoma, kad tas pradinis impulsas teigiamas, jisai čia pat būtų sunaikintas. Bet kaip aš jau ir norėjau pasakyti, kad ne viską lemia ekonomika, kartais socialiniai motyvai taip pat yra svarbus. Tik tai klausimas, galbūt jau tai nebe šitos vyriausybės klausimas, o kitos ateinančios vyriausybės klausimas, kokios bus jos ideologinės nuostatos, ar apskritai jį tų progresinių mokesčių gyvendinimo sieks. Jeigu tai bus liberalios jėgos, natūralu, kad jos turbūt tikrai nebus tos, kurios pirmosios neš į dienos šviesą progresinio apmokestinimo idėjas ir jos šito tikrai neįgyvendins. Dar vieną klausimą turiu apie naują darbo kodekso projektą, lankstesnį darbuotojų atleidimą. Ar nemanote, kad irgi su lankstesniu darbuotojų atleidimu ir, tarkime, stažo atsisakymu vyresni darbuotojai gali atsidurti nekonkurencingoje situacijoje lyginant su jaunimu? Ir ar dėl to negali suformuoti tas socialinis garas, apie kurį jūs kalbate? Iš tikrųjų yra tam tikrų aspektų, kurie tam tikras pažeidžiamas grupės pastato į sudėtingesnę situaciją, bet kaip jūs žinote, socialinėme modelyje yra kitų sprendimų, kurie būtent išskiria tas jaunimo grupės ir, reiškia, prieš pensinio amžiaus darbuotojų grupės, kurios, tenai gauna tam tikros naudos. Čia aš jokių būdų nenoriu neigti, kad atsiranda didesnė rizika prarasti darbo vietą ir būtų sudėtinga užsikabinti. Bet yra ir dėl persikvalifikavimo programos daug visokių pažangių pasiūlymų ir dėl teritorinio mobilumo žmonių judėjimo pasiūlymai tam tikri. Taip kad vėl dar kartą pasikartosiu, kompleksiškumas socialinio modelio priemonių yra tikrai toks, kad galima rasti iš karto čia pat tam tikrų kompensacijų vieniems sprendimam. Ir antras dalykas, kad galima ir lankščiai svarstyti ir siekti kompromiso, svarstant šitą modelį, kadangi padarius nuolaidų vienoje srityje, galima tikėtis tos oponuojančios pusės nuolaidų kitoje srityje. Būtent kompleksiškumas ir šitoje vietoje pasitarnauja labai teigiamai.
turi, jeigu grįžtume prie jūsų. Taip, grįžkime dar prie, iš esmės tai yra tarpusavė susiję klausimai. Šiuo metu iš tikrųjų norima darbo mokesčių naštą kartais sumažinti ir tokiu drastišku būdu. Čia mano kolegos ekonomistai pasiūlė, kad gyventojų pajamų mokesčio galima būtų apskritai atsisakyti. Tačiau šitoje vietoje aš pirmiausia priminčiau, kokios yra gyventojų pajamų mokesčio įplaukos, kokią reikšmę tai turi mūsų valstybės biudžetui. Ir manyčiau, kad su gyventojų pajamų mokesčiu, nors diskutuoti apie jo tolesnį mažinimą galima, žinoma, bet elgtis reikėtų apdairiai. Tai visgi yra antrasis pagal svarbą mūsų biudžeto pajamų šaltinis, atnešantis tikrai labai didelės biudžeto įplaukas. Ir mes paskaičiavome, kad norint finansuoti negautas pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio, reikėtų padidinti pridėtinės vertės mokesčio bendrąjį tarifą, ne kaip sako iniciatoriai, iki 25% maksimaliai, bet iki 30-31%. Tai yra jau labai didelis mokesčio tarifas, pats didžiausias Europos Sąjungoje. Ir natūralu, kad už tokį pridėtinės vertės mokesčio tarifą padidinimą pirmiausia mums pasakytų didelį ačiū Latvijos, Lenkijos prekybininkai, nes manau, kad ekonominis turizmas Lietuvoje tuomet taptų turbūt viena iš populiariausių veiklos formų. Visi važiuotumėme pirkti į Lenkiją ir Latviją, kam arčiau žinoma, vieni į šiaurę, kiti į pietus. Žinoma, galima mėginti miksuoti ir šiek tiek mažiau pakelti pridėtinės vertės mokesčio tarifą, galbūt iki tų 25%. Aš manau, kad tai yra maksimali riba, kurią galėtų Lietuva sau leisti. Ir didžiąją dalį skylės uždengti turto ir automobilių mokesčiais, tačiau tai verstų nustatyti tokias drakoniškas jų sąlygas, kad surinkti tą reikalingą sumą, kad maža tikrai nepasirodytų. Todėl mes teigiame, kad Lietuva nėra izoliuota ekonominė sala. Todėl drastiškai pakėlus PVM tarifą mes automatiškai rizikuojame jo nesurinkti dėl labai paprasto vartotojų pirkėjų prisitaikymo ir mėginimo ieškoti savo naudos perkant pigesnės prekes ten, kur PVM yra mažesnis. Dideli automobilių mokesčiai gali paskatinti jų registraciją kaimininėse šalise, tai yra visiškai įmanoma. Na ir dar vienas svarbus dalykas, kad gyventojų pajamų mokesčio pakeitimas kitais mokesčiais nėra neutralus atskirų visuomenės grupių atžvilgių. Jeigu mes GPM naikiname, tai mes praktiškai pastatome į geriausias sąlygas ekonomiškai aktyvius darbo užmokestį gaunančius piliečius, kurie, sakykime, gyvena kokiame nors nuomojame būste. Tuo tarpu ir taip ne per geriausiai gyvenantis pensininkas iš šitos reformos neturės jokios naudos, maža to, jisai čia pat privalės susimokėti už šitą reformą didesniais nekilnojamo turto mokesčiais, o galbūt ir savo seno žiguliuko mokesčiais. Taip kad, kaip būtų patrauklų iš pirmo žvilgsnio daryti tokius pakeitimus, marketinginiais tikslais ar panašiais tikslais, vis dėlto reikėtų gerai paskaičiuoti prieš kerpant. Na ir paskutinis mano, ar čia būtų klausimų dėl šito? Norėčiau paklausti, jeigu jūs leistumėt. Kaip jūs nuomonėtumėt apskritai reikėtų mažinti darbo jėgos kainą Lietuvoje? Nes čia klausimai yra susiję iš tikrųjų. Aš manyčiau, kad iš tikrųjų galima būtų laipsniškai mažinti tiek bazinės pensijos, kaip kad yra daroma dabar tarifą, tai yra pensinio draudimo tarifą, tiek galbūt net gyventojų pajamų mokestį, jeigu tuo pat metu būtų numatyti ilgalaikiai finansavimo šaltiniai. Galbūt kalbant ir apie tuos pačius turto ir automobilių mokesčius. Bet tai turi būti daroma tvariai, aiškiai pasiskaičiavus, kiek reikia padidinti tuos kitus mokesčius, kad galima būti sumažinti darbo mokesčių naštą. Ir tikrai nedaryti tokių didžiojo šuolio veiksmų, kurie pirmą padarom veiksmą, paskui galvojam, kaip čia dabar iš tos situacijos išsisukti. Estija yra labai geras pavyzdys. Šalis, kuri nustato laipsniško gyventojų pajamų mokesčio mažinimo tarifo planus. Ir nesvarbu, kokia vyriausybė yra valdžioje, tie tarifo mažinimai yra įgyvendinami. Ateinanti nauja vyriausybė apverčia viską aukštyn kojomis ir laikosi tų patvirtintų planų. Todėl tai yra pirma, kelia pasitikėjimą, antra, tai leidžia planuoti verslui
Trečia, tai svarbu žinoti žmonėm, kurie galbūt šiandien ima paskolas ir prisiema tam tikrus finansinius įsipareigojimus. Tai jiems yra savotiškas pažadas, kad jeigu jie darbo vietą išsaugos, jie gali tikėtis mažesnės mokesčių naštos ir tikėtis, kad daugiau pinigėlių liks kišenėje. Tai man labiau būtų priimtinas būtent toks gerai pasvertas, galbūt nelabai efektingas iš pirmo žvilgsnio, laipsniškas mokesčio tarifo mažinimas. Gyventojų pajamų ir be jokios abejonės socialinio draudimo įnašo. Gyventojų pajamų mokestis, kaip ir sakėte, aktualus dirbantiems, o pensijų indeksavimas, kuris siūlomas socialinėme modelėje pensininkams. Ir jūs irgi esate parengęs atskirą dalį apžvalgos būtent apie pensijų indeksavimą. Taip, mes čia turėjome tokią gana įdomią diskusiją, reiškia, pono Jakilaičio laidoje apie tai, ką reiškia pensijų indeksavimas Lietuvoje ir kodėl tai nebuvo įgyvendinta anksčiau. Manau, kad noras pasilikti savo tokį galingą svertą politikams nustatinėti pensijas tiesiog yra tokia didelė pagunda, kad turbūt niekas to pensijų indeksavimo klausimo pernelyg rimtai ir nekėlė, bent jau iš politikų pusės. Ekonomistai nuolat apie tai pašneka, bet šnekomis viskas ir lieka. Tai šioje vietoje man net ir keista šiek tiek, kad kol kas politikai pakankamai romiai priima šitą pasiūlymą, nes tai yra būtent atėmimas iš jų tos duonos kasdieninės, kurią jie naudojo intensyviai ankstesniaisiais metais ir naudojo dėja ne visada į naudą šalies ekonomikai ir į naudą patiems pensininkams, kadangi kai kuriais metais pensijos užšokdavo daugiau negu kad galima buvo sau leisti. Po to tekdavo jas mažinti krizės metais, o po to, žiūrėk, jau Konstitucinio teismo sprendimo pagrindu tekdavo jas kompensuoti. Ir tada Lietuva velkasi nuolat su įsipareigojimu tam tikra našta, kuri niekada nesibaigė. Tai pensijų indeksavimas leidžia pirmiausia objektyvizuoti ir depolitizuoti pensijų nustatymo procesą, susieja pensijų indeksavimą su tokiu labai objektyviu dydžiu. Tai yra darbo užmokesčio fondas, nes darbo užmokesčio fondas ir yra tas šaltinis, iš kurio yra palaikoma sodra ir nuo jo įplaukų priklauso ir išmokos tuo metu, kurias gali sau leisti Lietuva. Tai šia prasme iš tikrųjų reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad taikant indeksavimą bazinės pensijos didėjimas gali aplenkti arba atsilikti nuo vidutinio darbo užmokesčio. Bazinė pensija gali augti sparčiau negu vidutinis darbo užmokestis ekonomikos pakilimo laikotarpiu, kuomet auga dirbančiųjų skaičius. Tačiau bazinė pensija užprogramuota atsilikti nuo vidutinio darbo užmokesčio, jeigu dirbančiųjų skaičius mažėja. Pažiūrėkime, kaip buvo 2002-2012 metais, praktiškai mes turime statistiką nuo 2000-ųjų. Kaip faktiškai kito mūsų senatvės pensijos dydis ir kaip jis būtų kitęs, jeigu, sakykime, nuo 2000 metų būtų galiojus šita dabartinė siūloma indeksavimo sistema. Mes matome, kad iš esmės naujų prievolių arba finansinės naštos valstybei net ir neatsiranda, nes augimas yra labai panašus. Aš labai atsiprašau, čia turbūt nerodau ne šitą skaidrę, reikėtų štai šitą rodyti. Skaidrę. Tai yra dabartinė sistema, kaip matote, lėmė tokius drastiškesnius sviravimus, kritimus, vėl kilimus. Indeksavimas būtų išlyginę šitą procesą, tačiau jis nebūtų reiškęs didesnios finansinės naštos mūsų valstybei. Ką jis būtų leidęs pasiekti? Tai būtų leidęs pasiekti išvengti politikų manipulacijų būtent prieš rinkimus. Aš jau esu tą skaičių minėjęs, kad per pastarosius 15 metų pensijos buvo didinamos 14 kartų, iš jų tik tai 4 kartus didinamos pirmąją kadencijos pusę ir 12 kartų antrąją kadencijos pusę. Tai matyt, šita statistika akivaizdžiai atsako į klausimą, kaip buvo manipuliuojama pensijų reguliavimo būtent politinio ciklo tikslais. Tai mintis tokia ir buvo, tik aš norėčiau grįžti dar prie vienos kitos skaidrės, kuri rodo tai, kad pensijos ir vidutinio darbo užmokesčio santykius beje padidėjo būtent krizės metais, kadangi vidutinis darbo užmokestis tuo metu absoliučiai sumažėjo, pensijos dar pirmojų krizės laikotarpiu liko tokios pačios, vėliau, aišku, jos buvo sumažintos. Bet sumažintos, galima sakyti, tik tai su vėlesniu įsipareigojimu atstatyti. Taigi pensijos liko praktiškai, kaip sakoma, plokščios.
darbo užmokestis sumažėjo. Reiškia, vidutinis darbo užmokestis palyginti su pensijomis net krito krizės metais, nors kartais mėgstama sakyti, kad pensininkai buvo ta visuomenės grupė, kuri per krizės metus nukentėjo labiausiai. Bet juk socialinės apsaugos ir darbo ministrai yra sakiusi, kad pensijos negali mažėti, net ir pritaikyti šitą indeksavimą. Tai tuomet, kaip atrodytų sodros situacija prisiminus krizę? Ar čia neužprogramuojamas didelės bėdos? Aš manau, kad tai automatiškai užprogramuoja tam tikrą finansinių lėšų poreikį, tam tikrą rezervą valstybei reikia turėti tuo atveju. Rezervo dėja nėra, bet tą rezervą Lietuvai neišvengiamai teks kaupti ir tas rezervas turėtų atsirasti tada, kada Lietuva pasieks biudžeto balansą. Veikiausiai to nepavyks pasiekti 16 metais, veikiausiai tai persikels kažkur į 17-18 metus, bet tokio valstybės biudžeto pertekliaus mums labai reikia, nes mes visus metus, nepriklausomai nuo to, ekonomika kyla 10% ar jis smuko, visada turėdavome biudžeto deficitą. Ir tai yra sena įgimta Lietuvos yda, bėda, kuri tęsiasi ir iki šiol. Ir manyčiau, kad šitą praktiką tikrai Lietuva privalo pabaigti. Jeigu galime perėti prie klausimų, kurių labai daug pribirėjo ir mūsų klausytojai uždavė bent keletą klausimų tema, kurios mes dar kol kas nepalėtėme, tai yra Graikija. Tai paskaitysiu vieną iš jų, eurozonos ateitis, kokia jūsų nuomonė yra eurozonos ateitis iš jos pasitraukus graikams. Ir kiek reikėtų prisidėti Lietuvai, jeigu būtų nuspręsta vėl gelbėti Graikiją, pavyzdžiui, yra klausimas. Iš principo, ką jūs manote apie Graikiją ir Graikijos ateitį? Apie Graikiją aš manau ir labai gerai, Lietuvai. Kadangi tai puikus žmonės, puikiai šalis, bet dėja šalis, kuri ilgus metus gyveno ne pagal pajamas. Ir jeigu ji būtų neįstojusi eurozoną, gal šiandien būtų laimingesnė, kadangi būtų galėjusi, turėjusi savo rankose tam tikrą pinigų politikos svertą, tai yra valiutos kursą, savo ekonominiai politikai reguliuoti. Bet taip nesitiko, graikai norėjo tapti eurozonos nariais. ES šiek tiek primerkusi akis pažiūrėjo atlaidžiai šitą jų norą ir praleido jos, nors Maastrichto kriterijos vienas bent jau buvo pažeidinėjimas. Šiandien, sakyčiau, Graikija atsidūrė labai sunkioje situacijoje, pirmiausia dėl to, kad globalinė finansų krizė apnuogino tas jos problemas, išryškino, atkreipė investuotojų dėmesį, potencialių investuotojų dėmesį, sukėlė paniką finansų rinkose ir dabar tas dėmesys jau niekur nebedings. Juk yra šalių, kurios turi didesnę valstybės skolą palyginti su bendruoju vidaus produktu, tai yra ta pati Japonija. Bet ji turi savo valiutą. Bet ji turi savo valiutą, vienas pastebėjimas, antra, ji turi pasirengusius investuoti į savo valstybę ir skolinti savo valstybę žmonės, tuo tarpu turbūt graikai savo valstybę nebepasitikė. Tai belieka tikėtis išorinės pagalbos, bet jeigu tu nori tikėtis išorinės pagalbos, tu turi imtis tam tikrų veiksmų, kurie padėtų tau. Aš visada mėgstu čia šitoje vietoje pateikti daktaro ir ligonio analogiją. Jeigu daktaras išrašo tau vaistus ir siūlo tau laikytis tam tikro sveiko gyvenimo būdo, tai nepradėsi piktintis, kad jis tau draudžia daryti tai, draudžia rūkyti, draudžia alkoholį vartoti kiekvieną vakarą. Reiškia, ir pradėsi jam aiškinti, kaip jis turi dirbti savo darbą. Tu tiesiog priimsi iš jo tas piliules ir pats darysi tai, kas yra būtinas savo sveikatai palaikyti. Šiuo metu atrodo, kad, bent jau matyt pačiai galbūt Graikijai susidarė toks vaizdas, kad jos pasitraukimas iš eurozonos yra tragedija pačiai ES, iš tikrųjų tai yra tragedija. Ir toksai, sakyčiau, toks toleruotina nesėkmė pačiai Graikijai. Bet iš tikrųjų yra atvirkščiai. ES kaip visuma šitą, sakyčiau, įvykį išgyventų. Tai būtų akcijų kursų kritimas laikinas, euro susilpnėjimas, beje, euro susilpnėjimas ko gero ir į naudą išeitų ES, nes padėtų geriau eksportuoti, padėtų infliaciją šiek tiek paskatinti. Atsirastų precedentas, tai be abejo susidarytų tam tikra, galbūt tokia teisinio pobūdžio problema, bet šiuo metu tuo precedentu niekas ir nenori per daug pasinaudoti, arba bent jau rinkos netraktuoja, kad kitos šalis išsirikiuotų eilėje po Graikijos. 10 metais tai buvo didelė problema, kuomet po Graikijos galėjo išsirikiuoti kitos kandidatės čia pat vietoje. Tai Graikijos pasitraukimas pirmiausia ir būtų pačios Graikijos pasitraukimas.
Tai būtų milžiniškas smūgis šalies bankų sistemai, tolesnė ekonomikos recesija, veikiausiai vyriausybės perrinkimas, kuri štai taip kovoja už savo, reiškia, rinkiminius pažadus ir nemėgina leistis į jokius kompromisus. Na ir nežinau, kiek tai iš tikrųjų yra patrauklus raidos kelias pačiai Graikijai. Bet kuriuo atveju aš manau, kad šiuo atveju bus ieškoma iki pat paskutinės minutės politinio sprendimo ir išnaudojamos visos galimybės, kurios visgi paliktų Graikiją eurozoną ir galbūt paskutinę sekundę bus rastas tas sprendimas. Kai kas mėgsta analogiją, kad štai dabar du žmonės važiuoja automobiliu 90 km per valandą greičiu, priekyje betoninė siena ir kuris anksčiau iššoks. Tai niekas nenori iššokti, bet kad neatsitiktų, kad iki pat paskutinės sekundės abu automobilyje bus ir užsimuš. Tai dabar tokia situacija. Na, tikėkime, žodis iššyti. Užsimuš taikytinas fiziniam žmogui, aš nemanau, kad tai taikytinas šaliai ir organizacijoms. Klausimas kita tema. Estija 2018 metų pabaigoje tikisi turėti 800 eurų minimalią algą. Kada tie galima tikėtis Lietuvoje? Klausia mūsų žiūrovas Jonas. Graikija? Taip, atsiprašau, Estija. Aš pasakiau Graikija, atsiprašau. Estija. 18 pabaigoje mūsų skaitytojas rašė. 800 eurų, nors šiuo metu turi 390 eurų. Nežinau, ar tai yra pagrįsta informacija, aš tokios informacijos neturiu, bet, na, 800 eurų tai yra praktiškai labai aukštas minimalios algos dydis. Jį galbūt ir galima pasiekti, bet tai įsivaizduokite, kiek turėtų aukti minimali alga per artimiausius 3 metų. Tai turėtų aukti maždaug po 30% turbūt į metus. Ar tai yra įmanoma? Na, žvelgiant į praeitį, Estija didino minimalią mėnesio algą, bet ji nedidino tokiu procentu. Tai turėtų įvykti kažkokie stebuklingi pokyčiai ir paspartėjimas ekonomikos augimo. Aš manau, kad veikiau reikėtų kalbėti kažkur apie 500-600 eurų lygį ir manyčiau, kad ir Lietuva gali šitą linkmę judėti ir, manau, privalo judėti, nes vienas iš sprendimų, kuris man siejasi su socialinio modelio įgyvendinimo logika, yra vis dėlto valstybės prisiėmimas didesnės atsakomybės už tai, kad visa darbo užmokesčio piramidė judėtų. Nes jeigu valstybė nereguliuoja minimalaus darbo užmokesčio ir nusišalina arba elgesi labai pasyviai, pats procesas savaime neišjudės. Viskas pavirs šešėlinėmis algomis ir ilgalaikių minimalių atlyginimų sąstingių. Nuo to bus blogiau tik pačiai valstybei, nes jis surinks mažiau mokesčių. Todėl protingose ribose, stengiantis pernelyg neužbėgti vidutinio darbo užmokesčio kilimui, minimalią mėnesio algą reikia didinti, kaip reikia didinti ir neapmokestinamą į pajamų dydį, nes šie bus sprendimai daro minimalios mėnesio algos didinimą priimtinesnį darbdaviui, nes tuo pat metu mažėjo darbo mokesčių našta. Aišku, aš suprantu, kad dėl finansinių priežasčių visada labai nenoriai didinamas neapmokestinamasis pajamų dydis, tačiau valstybė galėtų nukreipti tas lėšas, kurias jie tikisi gauti iš socialinio modelio įgyvendinimo, būtent darbo vietų kūrimo prasme, į darbo mokesčių neapmokestinamo pajamų dydžio didinimą ir tokiu būdu pasiekti optimalaus rezultato. Bet tuomet iškyla tas skausmingas klausimas santykio vidutinės algos ir minimalios algos ir mes turėsime tuoj darbuotojus, kurie uždirbs labai arti minimalios arba... Tai jeigu tai yra daroma protingai, tai minimali mėnesio alga šiek tiek išjudina visą šitą procesą ir privačiame sektoriuje aš nemanau, kad būtų didelių prisitaikymo problemų. Valstybės sektoriui taip sutinku, atsiranda tam tikras poreikis kelti pernelyg suplokštėjusius atlyginimus, ypatingai tom darbuotojų grupėm, kurios gauna ne ką daugiau kaip minimali alga, bet visą tai įmanoma planuoti sudarant kitų metų biudžetą. Augustas mūsų klausia, dabar darbo rinkoje vis kalbame apie darbuotojų trūkumą, nors turime ir nedarbą. Kada jūsų nuomonė darbuotojams vėl prasidės sunkesni laikai, menkesnė paklausa ir kaip pasiekmė mažesni atlyginimai? Tikrai toks verslo ciklo pokytis, kuris vėl lemtų nedarbo augimą, artimiausiais metais yra sunkiai įmanomas, jeigu atsiribotumėm nuo geopolitikos ir kažkokių labai baisių kraštutinių scenarijų.
Visa ekonominės raidos logika leidžia manyti, kad mes įžengėme į pakankamai ilgą laipsniško ekonomikos augimo procesą, etapą. Ir tai rodo tiek, sakykime, 3 metų prognozės eurozonos ekonomikos, Jungtinių Amerikos valstijų ekonomikos. Kinija galbūt šioks toks neigiamas yra veiksnys ir neapibrėžtumo šaltinis. Rusijos ekonomika be abejo sunkiai prognozuojama, sakykime, artimiausi metai 2 prognozuoti galima, bet tolesnė plėtra nemažai priklausys nuo to, kaip spręsis šitas konfliktas tarp Rusijos ir Ukrainos, ar normalizuosi santykiai su pasaulio bendryje. Manyčiau, kad Rusija tokiu atveju turėtų visiškai normalių šansų sugrįžti į ekonominio augimo kelią taip pat. Tai dėl tos priežasties, nedarbo lygio augimas gal ir nėra labai tikėtina scenarius artimiausioje ateityje, bet kas mane šiek tiek neramina, vis dėlto labai aukštas struktūrinio nedarbo lygis Lietuvoje ir tuo pat metu, kai mes teigiame, kad štai nedarbo lygis esant jau BVP tokiam, kuris pasiekė prieš krizinį lygį, nedarbo lygis Lietuvoje yra 2 didesnės negu prieš krizę. Tuo pat metu darbdaviai skundžiasi, kad jie negali rasti darbuotojų. Jau dabar skundžiasi ir kad ne tik tai, kad kvalifikuoto neranda, bet net ir nekvalifikuoto. Tai kažkas nenormalų mūsų darbo rinkoje. Reiškia, dalis galbūt žmonių to darbo paprasčiausiai ir neieško ir tiesiog naudojasi tam tikrą pašalpų sistemą, kurią pilnai pasitenkina. Dalis galbūt praradę visiškai ir motivaciją dirbti, o galbūt ir pasirengimą dirbti po tam tikro ilgo nedarbo trukmės. Tai šita bėda yra sprendžiama sudėtingiau, bet manau, kad ir socialinio modelio įgyvenimas leistų pirmiausia, kaip aš sakau, suaktyvinti darbo rinkos kraujotaką ir padėti sumažinti ir struktūrinę nedarbo lygį. Virginijus klausia apie nekilnojamo turto rinką. Kaip vertinate geopolitinės situacijos poveikį NT rinkai? Ar pakeis nekilnojamo turto plėtotojų įpročius Rusijos žvanginimas ginklais? Bet gal aš praplėšiu klausimą, kaip jūs apskritai vertinate mūsų nekilnojamo turto rinkos sveikatą? Aš nevertinu labai per rožinius sakinius, tą jau esu nekartą sakęs. Šiuo metu susiklostė tokia situacija, kuomet nekilnojamo turto pasiūla yra tikrai didelė, jeigu kalbame apie didžiosius miestus ir jeigu dar tik konkrečiau kalbame apie Vilnių. Tuo tarpu nekilnojamo turto paklausa yra šiek tiek užstrigusi pirmiausia dėl to paties neapibrėžtumo, dėl tam tikrų griežtėjančių kreditavimo sąlygų. Tiesa, dabar tas naujas etapas, kuomet būsto kreditavimas bus sugriežtintas, jis prasidės lapkričio mėnesį. Bet kaip tik tuo metu nekilnojamo turto rinkos specialistai sako, kad susidarys ir didžiausia pasiūla, nes šiuo metu kai kurie objektai yra pabaigiami, įrenginėjami ir tada klausimas, koks bus šių metų rudenį pasiūlos ir paklausos santykis nekilnojamo turto rinkoje. Kainų prasme, iš tikrųjų gelbėja tas faktas, kad kai kurie nekilnojamo turto plėtotojai gali sau leisti prabangą pardavinėti pastatytą būstą tiek ilgai, kiek jiems reikia ir nepradėti nuo kainų nuolaidų arba kažkokių tai kainų akcijų, kurios iš tikrųjų lemtų kainų lygio kritimą. Todėl galimas dalykas, kad tam tikrą laiką padidintos pasiūlos ir nepakankamai aktyvios paklausos sąlygomis nekilnojamo turto kainos nekris arba kris labai nežymiai. Bet ir kalbėti apie jokį nekilnojamo turto kainų spartų kilimą artimiausiais metais, net jeigu ten nieko ypatingo naujo Rusijos ir Ukrainos konflikte neatsitiks. Vis tiek, aš manau, nėra prasmės ir nėra pagrindo. O kaip jūs matot apskritai, kas atsitiko mūsų nekilnojamo turto vystytojams? Jie pamiršo, kas buvo prieš kažkiek kelių? Žinote, vis tiek tai kai kurioms bendrovėms yra paprasčiausiai duona kasdieninė ir jie yra suinteresuoti statyti, jeigu yra galimybė statyti ir tikėtis parduoti, jeigu nekils kažkokia nauja ekonominė krizė. Reikalas tas, kad į rinką ateina ir, kaip kartais juokaujama, reiškia vakarykščiai bandelių kepėjai arba dar kažkas ir jie stengiasi savo projektus, kad ir mažesnius plėtoti taip pat. Tai šitoje vietoje iš tiesų procesas tampa toks sunkiai išvelgiamas, kontroliuojamas ir kartais tai sukelia būtent perteklinės pasiūlos situaciją. Tai yra kasdieninis rinkos atributas, kad kažkas užskuba į priekį, kažkas kažko padaro per daug
ir tada seka rinkos sąstingis, galimas kainų nuosmukis ir su tuo tenka susitaikyti, nes mes negyvename planinėje ekonomikoje, kur kažkas iš viršaus gali šitos procesus mėginti įtakoti. Netiesioginiais būdais taip galima, bet kaip aš minėjau, tie netiesioginiai svertai šiuo metu jie veikiau riboja paklausą, negu jie skatina. Tai 2006-2007 metais mes turėjome mokesčių lengvatas, ar ne, imti paskoloms. Šiuo metu atvirkščiai būsto paskolų kreditavimo procesas yra vis labiau griežtinamas, kadangi baiminamasi galimo palūkanų normų kilimo, kuris daugelį žmonių gali palikti prie suskilusios geldos. Juk skolinamės kartais ties riba ir bet koks neigiamas pokytis palūkanose mus gali išmesti iš balno. Vienas žiūrovas, turbūt reikėtų sakyti, klausia mūsų Graikijos problemų fone apie tai, kokią valiutą reikėtų laikyti santaupas, doleriais ar eurais. Visada pasakiau, sakydavau, kad laikyti santaupas reikia nacionalinę valiutą. Patinka mums tas faktas ar nepatinka, bet šiuo metu nacionalinė valiuta yra euras, kažkada juo buvo litas. Aišku, kartais man prikaišiojama, kad aš doleriais kažkada tai skatinau laikyti. Tai buvo kada? Prieš kokį turbūt 10 metų. Norėčiau paprašyti tų, reiškia, skaitytojų, kurie rado kokią nors žinutę, kad aš kada nors siūliau laikyti žmonėms santaupas doleriais, kreiptis į mane dėl kompensacijų, jeigu jie suras tokią žinutę. Na, tai sėkmės beieškant. Kitas skaitytojas Matas klausė, į ką patartumėte investuoti 2015-aisiais? 2015-aisiais, aš manau, tai yra įdomus metai akcijų rinkų prasme. Iš tikrųjų, akcijų rinkose vyksta labai įdomus procesai, aišku, čia dabar apie visas mes jas negalime pakalbėti, kadangi yra labai didelė įvairovė tarp Kinijos akcijų rinkos pokyčių, Jungtinių Amerikos valstijų ir eurozonos, net ir Lietuvos. Kinijoje iš tikrųjų šiuo metu pučiasi burbulas ir tai reikėtų daryti labai atsargiai. Tiesa, rinkos kapitalizacija pas jos nėra tokia jau milžiniška, tai yra rinka, kuri šiuo metu labai sparčiai kyla, bet kyla ne tik tai dėl kažkokių tai šviesėjančių perspektyvų, bet ir dėl to, kad didėja srautas investuotojų, net ir paprastų fizinių asmenų, kurie tiesiog pirmą kartą ateina į rinką ir pradeda ten operuoti. Tuo pat metu vyksta visokiausi žaidimai, kaip išpūsti savo akcijos vertę ir kai kurios bendrovės keičia pavadinimus, skelbia savo sėkmės istorijas, kad tik tai pasiektų didesnę akcijų vertę ir kad galima būtų tuo paspekuliuoti. Tai iš tikrųjų yra tokios vaikiško augimo lygos, kurios gali pasibaigti pakankamai liūdnai, jeigu nebus mėginama šitų procesų pažaboti. Sutikite, kad price earnings ratio, kuris pajamų ir akcijos kainos santykis, kai kurių bendrovių yra 150, 140. Tai yra tokie baisus dydžiai, kurie kelia tikrai didelių nuogąstavimų dėl galimo burbulo sprogimo. Kitos rinkos, aišku, yra galbūt daugiau pažeidžiamos, ypatingai Jungtinių Amerikos valstijų rinka yra daugiau, reikėtų joje atsargiai elgtis dėl to, kad numatomas Federalinio atsargų banko palūkanų normų didinimas, kuris gali prislėgti akcijų rinkos perspektyvą Jungtinėse Amerikos valstijose. Tačiau Europos rinkos, Šiaurės Europos rinkos yra vis dar pakankamai įdomios, galima rasti įdomių akcijų. Ir galima net uždirbti gražą Rusijos akcijų rinkoje, nes taip atsitiko drąsuoliam, žinoma, nes Rusijos rublis pastaruoju metu šiek tiek atsistatė, galima laimėti iš valiutos kurso pokyčio tam tikrą dalį. Ir galima, žinoma, laimėti iš to, kad Rusijos akcijų kursai buvo pasiekę dugną ir nuo to dugno atšoko. Tai tinkamų laikų investavus galima buvo tokią gražą teigiamą pasiekti. Yra ir kitų egzotiškų, mėginimų, pavyzdžiui, pažaisti ir Graikijos rinkoje, perkant ilgalaikius vertybinius popierius, nes tikimasi, kad net defaulto atveju užstriks mokėjimai pagal trumpalaikės obligacijas, bet pagal ilgalaikės ne. Bet to ten labai nebloga grąža ir tikimasi, kad visgi per 10 ar daugiau metų Graikijos problema vienaip ar kitaip išsispręs. Neprašysiu su kompensacijų už patarimą, kad investuoti į Graikiją. Šiuo atveju tai tikrai ne rekomendacijos, tai tiesiog atkreipimas dėmesio į tai, kas įdomaus vyksta pasaulyje ir kad žmonėms turintiems fantazijos ir norintiems prisimti riziką iš tikrųjų yra ką veikti ir nebūtina
vien tik tai galvoti apie kažkokią stereotipinę investavimo objektą. Ne vienas žiūrovas klausia apie Kiniją. Jūs šiek tiek jau užsiminėte ir Mantautas klausia, kokia jūsų prognozė dėl Kinijos ekonominio augimo? Juk akivaizdu, kad tiesiog neužteks tiesiog gamtos išteklių žemėje, kad palaikytų tokį spartų jos pramonės augimą. Be to, pati Kinijos visuomenė gana sparčiai sensta dėl vieno vaiko politikos pasekmių. Atkreipkime dėmesį į tai, kad Kinijos ekonomikos pobūdis sparčiai keičiasi. Ir iš tikrųjų Kinija nebeina tuo keliu, kuris lems jos išsekimą ar gamtinių išteklių ar kokių kitų, nes pramonės plėtojimas arba pigaus eksporto plėtojimas nebėra šiandien Kinijos valdžios prioritetas numeris 1. Tai įvyko jau, sakyčiau, prieš 1,5–2 metus, kuomet svorio centras buvo perkeltas į vidaus rinkos puoselėjimą, į infrastruktūros vidinės gerinimą, tiek socialinės, tiek transporto infrastruktūros gerinimą. Ir tai galbūt iš dalies lėmė ir tą Kinijos ekonomikos augimo sulėtėjimą. Kadangi šiandien nebėra ten šūkis gamink kaip galima pigiau ir parduok kaip galima pigiau pasaulyje, šiandien tai nebėra pats populiariausias šūkis. Ir dėl tos priežasties, aš manau, Kinija tiesiog natūraliai grįžta į tokį saikingo ekonomikos augimo kelią ir šiek tiek ištaiso tas, sakyčiau, tuos iškraipimus arba tas disproporcijas, kurios buvo atsiradusios per pastarosius 20 metų vykdant kitokią politiką. Ir aš manau, kad jiems tai turėtų pavykti. Jeigu, sakau, nekils kažkokiu akcijų kursų sprogimų, kurie galbūt išbalansuos, nors vėlgi atsižvelgiant į kapitalizaciją rinkos, net ir akcijų rinkų griūtis Kinijai dar nebūtų pasaulio pabaiga. Klausimas iš Lietuvos. Vytautas klausia, kokiamis priemonėmis valstybė galėtų spręsti demografinės problemas. Pirmiausia, mes turime atkreipti dėmesį į tai, kad demografinių problemų sprendimas tikrai kainuoja nemažus pinigus, bet juos būtina išleisti. Ar normali situacija šiuo metu yra ta, kad mes arbatinių šaukštelių padidiname neapmokestinamąjį pajamų dydį toms šeimoms, kurios augina vaikus. Ta pati Latvija, kuri turi neapmokestinamąjį pajamų dydį gerokai mažesnį negu mes, drastiškai didina jo dydį, jeigu yra bent vienas vaikas šeimoje ir atsiranda antras, trečias. Taigi, dirbančioms šeimoms, kurios turi pajamas, tai veikia tiesiogiai ir veikia labai teigiamai, gerina jūsų finansinę situaciją ir tai yra valstybės indėlis į šeimų didėjimą ir demografinių problemų sprendimą. Žinoma, demografija pati savaime turbūt nesprendžia emigracijos problemų. Mes galime turėti gausesnės šeimas, auginti daugiau vaikų, bet tie vaikai paskui pakelia sparnus ir išvažiuoja dirbti į Airiją ar dar kažkur kitur. Todėl demografijos problemos turi būti lygiagrečiai sprendžiamos su gyvenimo lygio problemomis ir reikia kelti gyvenimo lygį tiek, kad tas noras važiuoti į vakarus ir dirbti ten jis taptų vis mažesnis ir mes pagaliau pasiektumėme balansą tarp išvažiuojančių ir parvažiuojančių, o ateityje galbūt parvažiuojančių skaičius jau būtų didesnis negu išvažiuojančiųjų. Tai yra įmanoma pasiekti, tačiau tai įmanoma padaryti eilę priemonių, tiek to pačiu socialinio modelio keitimu, tiek energingesnių darbo užmokesčio didinimu, pradedant nuo valstybės, nuo reguliuojamo minimalios mėnesio algos dydžių ir, kaip minėjau, mokesčių politika. Tai taip pat turi būti duona kasdieninė, ją būtina naudoti šitam tikslui. Ilja klausia, ar kalbos apie NT mokesčių įvedimą nepakels NT kainų, o pats jau įvestas šis mokestis jie sumažins, taip sukurdamas naują mokestinį šešėlį. Gal reikėtų paklausti, kaip paveiks? Labai, iš tikrųjų, aš suprantu logiką viso šito, žiūrovo samprotavimo, bet manyčiau, kad pats nekilnojamo turto mokesčio pobūdis šiuo metu nebėra toks, kad jisai drastiškai pakeistų rinką. Ką aš turiu galvoje, tai nėra pirmą kartą pasirodantis mokestis, tai yra mokestis, kuris Lietuvoje jau buvo nustatytas. Aišku, skirtumas tik tas, kad jo tolesnis neapmokestinamosios kartelės mažinimas vis labiau paliečia vis platesnį būstų kiekį. Ir šia prasme gali turėti didesnės įtakos kainoms. Bet norint, kad ta naujiena arba tas sprendimas paveiktų rinką labiau, turi būti bent kažkoks apibrėžtumas.
ar tikėtina, kad ar dabartinė vyriausybė, ar būsimoje vyriausybė apskritai šito sprendimo imsis. Kol rinkoje net gandų nėra, kad tai bus daroma, tol rinka tokio poveikio reikšmingiau nepajus, o net jeigu jis kažkoks ir bus, aš manau, šitą poveikį persvirs kažkokie kiti fundamentalūs veiksniai, makroekonominiai veiksniai, atlyginimų didėjimas, būsto paskolų apimties pokyčiai ir taip toliau. Taip kad šiuo metu tai yra daugiau toks teorinis klausimas, į kurį labai sudėtinga atsakyti tariamąją nuosaką. Na, mūsų laikas šiaip jau baigėsi, tai galbūt paskutinį klausimą atsakysime. Jis yra pakankamai platus. Iš ekonominės pusės, kokį kelią patartumėte rinkti statistiniam lietuviui, likti Lietuvoje ar emigruoti? Jei taip, į kurias šalis? Ir kokios pensijų perspektyvos? Įgyvendinus visus siekiamus planus, jos vis tiek liktų mažesnės nei pašalpa Britanijoje. Vėlgi, jeigu mes kalbame apie tai, kad mes pasikliaujame 100% tik tai sodra, tai yra teisinga. Bet ar tikrai mes esame palikti be pasirinkimo ir ar tikrai net ir ribotus išteklius turintys žmonės negali perskirstyti savo prioritetų tiek, kad atsidėtų tam tikrą eurą ir juodai dienai. Tai šiuo atveju aš nelaikau pensijos juoda diena, bet tiesiog pasirūpinti savo senatvę turime ir privalome mes taip patys. Dėl perspektyvos, iš tikrųjų labai sudėtinga patarinėti. Aš kažkada esu sakęs, jeigu gaučiau minimalią mėnesio algą Lietuvoje, aš tikrai emigruočiau. Tai ir buvo turbūt nuoširdus atviravimas, kadangi visada esu žmogus, kuris kažko stengiasi padaryti pats, neprašydamas iš kitų. Tai tiesiog tai būtų veiksmas, atsakas į tai, kad pragyventi yra neįmanoma. Tai be abejo, aš tokiu būdu nekviečiu visų minimalią mėnesio algą gaunančių žmonių vykti ieškoti darbo kitur, bet nelygu apie ką kalbame. Jeigu kalbame apie jauną žmogų, tik jam visos perspektyvos prieš akis ir tikrai verta startuoti nuo mažesnio lygio ir tikėtis, kad tavo atlyginimas kažkada bus toks, kad tu net negalvosi apie tą migravimą į vakarus. Todėl sėkmingą profesinę karjerą darantiems žmonėms tikrai sakyčiau, jokiais būdais niekada. Net jeigu tuo metu esate nepatenkinti savo atlyginimo dydžių, nedarykite šito sprendimo, nes jūs ją suardysite, išsimušite iš ritmo, nieko nepasieksite. Man pačiam teko kažkada 100 litų per mėnesį gauti ir dalinomės betonėlį snykerio su žmona, į keletą dalių valgėme, patys plovėme savo vystiklus, nes pampersų įpirkti negalėjome, bet išgyvenome ir nieko, išgyvenome normaliai. Bet privalumas gyventi Lietuvoje yra neįkainuojamas pinigais. Tai yra tiesiog komfortas. Tai yra geri jausmai, tai yra bičiuliai, pažįstami, tėvai, kurie yra arti. Ir kaip tu juos gali išreikšti? Ar juos gali vertinti 200 eurų ar 500 eurų, kuriuos tu gausi papildomai dirbdamas vakaruose. Taip kad suprantu emigraciją kaip būtinybę, kai nebegali nieko pakeisti. Bet kai gali kažką tai pakeisti ir gali tikėtis, kad ateityje bus geriau, tikrai rekomenduočiau nuo šito sprendimo susilaikyti, todėl ir nesakysiu, į kokias šalis geriausia važiuoti. Baigiamasis tonas, tai labai dėkoju Jums, kad dalyvavote, atsakėte į mūsų skaitytojų klausimus, dėkoju visiems žiūrėjusiems ir uždavusiems klausimus ir atsiprašome, kad nesugebėjome į visus juos atsakyti, bet labai stengiamės. Pagal aplinkybės mes mėginsime dar pagrupuoti kai kurios klausimus, kurie buvo pateikti, aš juos mačiau ir pagal galimybės, jeigu tai mums leis techninės galimybės, mes pamėginsime juos atsakyti ir po konferencijos, taip kad šitą pažadą stengsime įvykdyti. Tai dar kartą ačiū Jums visiems, viso geriausio. Viso.